Liaudies išmintis byloja. Duona ne per vėją atėjo. Kažkas tarė, kažkas sėjo, kažkas pjovė ir kluonan vežiojo. Duona nekrinta iš dangaus. Ją reikia uždirbti. Duonos nekepęs, jos kvapo neieškok. O kad galėtume perduoti tuos kvapus, kuriuos užuodėme nuvykę pas Steponą Jautakį per pavasario lygiadienį, kovo 21-ąją, kai diena lygi nakčiai, šviesa lygi tamsai, kaip nuo senų senovės žemdirbiškoje tradicijoje buvo pradedami skaičiuoti naujieji metai. O pradžia be ritualo neįmanoma. Tad ir užraugė Steponas duonelės pilną duonkubilį, atkeliavusį su raugu iš gimtosios sodybos. Pirmasis raugas atkeliavo čia su visu duonkubiliu iš mamos. Mama Stanislava Urbelytė Jautakienė gyveno Pakarčiamio kaime. Raugas ir atkeliavo iš tenai, atėjo čia į tą sodybą. Duonkubilis ližė jau yra pasenusinai, tai nebenaudoju, padariau naują. Mama išmoko iš savo mamos. Ji buvo Urbelienė Vincenta Tijūnaitytė, gimusi Žirginės kaime Kutečių seniūnijoje. Gražioj vietoje ant Kražantės, ant tokio kalno. O ta mano baba išmoko iš savo mamos. Sudėjęs į išrūgustą tešlą sėmenų sėklų, įbėręs kmynų, druskos, sėlenėlių ir cukraus, viską gerai išmaišęs, Steponas imsis paties sunkiausio darbo – duonelės minkimo. Maišės minkys, minkęs keps, svečias nevalgęs neišeis. O kaip įmaišysi, taip ir kepsi. Duonos užmaišymui Steponas, kaip ir jo giminės moterys, vartoja tik geresnius, ruginius miltus. Nes užmaišyti iš kitokių miltų duonelė silpnai rūgsta. Rugius susimala pats. Svarbiausia nesugadinti to raugo. Išlaikyti, koks jis buvo iš seniau. Kažkaip nebeskanu man tą duoną pasidarė pirkta. Ir kai pradėjau paskaityti, kad ten dėl geros išvaizdos dedama keletą dažų skirtingų, ne tik tai įvairių ten stabilizatorių ir konservantų. Tai pagalvojau, kodėl negalime atgaivinti tos tradicijos ir įsikepti, jeigu yra sąlygos, savo sveikos duonos. Duonos minkimas – garbingas darbas. Sunku, aš manau, pirmiausia, turi jausti malonumą tam darbui. O man patinka. Kad neliptų tešla, rankas pavilgau vandenėlyje. Vandenukas iš šulinio, šaltinio vanduo. Seni žmonės šneka, jog vandenėlį, kuriame buvo vilgomos rankos, anksčiau duodavo gyvulėliams, kaip vaistą nuo užpuolusių negandų. Padarysim skylutes degoniui, kad geriau kiltų. Matyt, oro visiems reikia, ne tik mums. Išminkęs tešlą, paglostęs, pasiklausęs, kaip jis šneka, Steponas šiltai apdengia duonelę ir palieka kilti, pukšėti. Kol duonelė kyla, pakuriama krosnis. Ji kūrenama, kol pabąla vidus. Kadangi krosnių statyba turi labai senas tradicijas, susiklošiusias per ilgus šimtmečius, tai suprasdamas Steponas Jautakis ilgai ir kantriai studijavo, konstravo ir statė krosnį duoneliai kepti. Krosnis buvo kaime padaryta po
šildoma krosnim. Tai jinai labai žemai, ten reikėdavo atsiklaupus tą duoną pašauti ir paskui ją prižiūrėti. Tai man kilo tokia mintis, kad aš galėčiau patogiau pasidaryti ir ją padariau tokią kabančią, sakykime. Pastudijuoti reikėjo. Pavažinėjau pas žmonės, kurie turi veikiančias, iš seniau padarytas. Plotis, ilgis, santykis turi atitikti ir svarbiausia aukštis, nes nuo to priklauso, kaip apačia keps ar viršus labiau. Ir koksgi tas krosnies karštis, sunku spėlioti. Net patarlė sako, išskaitysi iš jo akių teisybę, kaip iš krosnies kaktos šviesybę. Nu, iki 300 laipsnių įkaist. Su popieriuku, popierių padėsiu. Jeigu popierius pradeda degti, yra per karštas. Turi popierius irgi lengvai rusti. Duonai kepti malkos laikomos atskirai. Krosnį kūrenti Steponas naudoja beržines ir uosines malkas. Anksčiau naudodavo ir ąžuolines, bet jos nelabai gerai, nes ąžuolas daug rūgšties turintis medis, sako Steponas. Taip besišnekučiuojant, krosnį kurstant, duonelė išpukšėjo, pakilo. Steponas ir ližę duonelį pašauti krosnį paruošė. Kad nereikėtų su kiekvienu kepalėliu vargti, sukonstravo lenteles, kurios pirmajam kepalėliui nuo ližės į krosnį nučiuožus, ant ližės su kitu kepalėliu keliaus. Pavilgęs rankas, Steponas Jautakis ėmėsi formuoti kepalėlius. Stepono mama Stanislava dar suspėjo prieš pašaunant duonelę paskutinius pamokymus sūnui telefonu duoti. Ar ant ližės tepi? Ant ližės, ant ližės. Tu padirb pailgus tokius nuostolius Stepanus. Gerai, Pailgus ir paaukštesnius. gerai, taip stengsiuos. Paskui iš šonas įbrauktas stukus. Gerai. Gerai. Apglostęs, iš šono apglaistęs, sulyginęs, patapšnojęs kepalus, kaip vaikystėje įspaudžia 12 skylučių. Tarsi ženklą, ženklinantį metus. Kad duonelės visus metus užtektų, nepritrūktų, nes ruginė duonutė tai mūsų motutė. Jos reikia kiekvieną dieną ir kiekvienam. Ant kepalėlių atgulė ir kryžiaus ženklas. O pašauvęs duonelę krosnin, Steponas, kaip ir giminės moterys, persižegnoja. Taip, pareik duonelę. Parėjo iš krosnės duonelė, atgulė ant stalo, su duonos kvapu, pakvipo namai vaikystę, gimtąją sodybą. Patikrinkim, kas čia. Pagal garsą, taip. Gražiai, atrodo, bus iškepusi. Gardesnė duonelė sava, kad ir juoda. Gardesnė, nei baltas pyragas ant svetimo stalo, sako duoną kepantis Steponas Jautakis.